Labas rytas. O Dieve, šiandien užkimęs mano balsas, mes vėl dalyvavom AVD ture. Karaimų istorija. Gavom liuduką, įsimusikliuot, truputį vėluojame, nes jau viską papasakoja, bet kadangi mes taisyklės puikiai žinome, tai nieko tokio. Šiandien mūsų tiek daug susirinko. Ir džipų, ir lengvesnių matau mašinų. O mes važiuosim su Subaru. Prisirinko liaudės, a šefo nėra. Nieks benzino ir saliarkos šiandieną mums neduos. Dabar susirinkom neveikiančią degalinę ir turbūt apie ją pasakos. Einu paklausyk. Audi šiandien nevažiuoja nei vieno. 96 metais turėjo pinigų ir investavo į tai, kad atvažiuotų jaunimas patūsinti pas juos. Surado DJ Saga, gal kas nors yra girdėjęs, tai čia pasirodo vienas toksai žymesnių Lietuvos reivo pradininkų ir didžėjų. Kaip ir minėjau, jie buvo suderinę 4 autobusus, kurie kursuodavo porą valandų iš Madžiūnų į Sereikiškių parką ir iki katedros veždavo. Tai didžioji dalis būdavo, kad neturi automobilį, neturi kaip atvažiuoti, tai šoka į autobusą ir čia patūsina ir grįžta atgal. Tai prasidėjo visas vakarėlis ketvirtadienį, baigėsi sekmadienio paryčiais. Tai šitoje vietoje jie surinkinėja šitus sklandytuvus. 10% šiek tiek kai kurie mazgai jau naujesni pasakyti, bet iš principo tai yra visiškai toks padaiktas. Tai mes tengiamės ir tą dizainą padaryti tokį, koks jis buvo. Pavadinimas irgi toks pat. Taip, tokia registracija. Žiemoja sklandytuvai, sakė, kiekvieną pavasarį jos vėl surinkinėja, o prie žiemą išardo, tam, kad sandėlio tikriausiai būtų patogiau. Kadangi nusprendžiau pakeisti savo hobius, dabar važinėsiu su šita transporto priemonė. Žemės, stumdysios. Čiūju viskas. Nu, kilimėlius, traukiam, kilimėlius. Tadai, kas čia buvo? Ai, viskas, viršų. Ir šitą bandė. Olė, tu parodyk, ką moki. Pip, pip. Šitas gal nesusipoliruos, bet čia tais metais taip ėjo. Nieko čia nėra. Aišku, nieko. Tai jau nulup, na. Ne, tai čia zateš. Nuspirsiu, žinau. Viskas. Ką, buferį ar ką? Tai skamba kaip skyrybos. Grinai. Pietukų metas. Svarbu, kad į kur.
Uite, mes ėmėm daiktus iš tavo mašinų. Jo, paėmėm ir kitais progo, bet bandėm kurti. Dešrūbak. Valgysim. Dešrūbalės kitkas yra. Ai, ką, iš kur žinai? Įdomu žmonės dabar 10 minučių sėdėsim čia, vartysim, kad suvalgyt po vieną dešrelę. Kokį mes? Po vieną tas vardis. Alkaniausi čia tikriausiai susirinkę. Visi sotus. Pavalgė. Lėksim toliau. Priimsit? Gal. Šašlykai vaikšto. Tadai, purta čia jinai tipo. Pabandyk. Ne purto, na. Gali dėti iš širdį, ar ne? Mes atvažiavome šitų tritonų. Ar varlė, čia nežinau tiksliai, bet drakonų. Drakonai, ne tritonai. Tridonai. Valą visi taško. Atgal. Merginos pašėla. Gazu, gazu. Pametei! Ai, ai, ai! Ai, 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 stok! Tadai! Buferis nukrito. Smarkiai. Su mėsom. Sulinys įjungė.
Prisijungia negam. O, sveiki atvykę. Kažkas šį kartą vešis ant bagažinės buferį. Oga. Kai nauja? O, ble, tas. Dujų, tik tai tas užpilimas kažkur dingo. O. Normaliai. Man atrodo, užklimpo viršui. Iš kojos, taip. Geriausi remontai. Ha, kai nauja. Su dakarinėm padangom per smėlį nevažiuoja, nežinau. Čia vis sustojom Lubkose. Kažką trūksta. Čiučiut kažką pametėm tik tai. Neblogai čia įsitaisė, žiūriu. Geresnis vaizdas. Iš antro aukšto. Įdomu, ką ten pamatysim. Kažkas įdomaus. Subarikų kelias. O, lekia. Ką sprendžiat kolektyvas? Gazo. Traukiam kliūtis nuo kelio. Nors tikriausiai ne čia didžiausia kliūtis, o va čia. Ir į bagažinę. Legendinis vaizdas. Visi stovi, vienas dirba. Čia viskas per buferį. Žiūrovų pilna. Kas yra? Ko čia žiūrit visi? Važiuojam. Juokaukit, ką norim, tą darom. Kam čia stabdyt? Davai! Norėtum. Šitas tiesiai varo.
Nepataikė. Tenka ne tik filmuoti, bet ir dirbti. Gelbėjimo operacija. Čia vėl įvažiavome gerą peklą. Susikaupęs viską. Neatleis! Važiavom, smagus keliukas. Nu, mes taip čiučiut ant ribos pravažiavom, bet pravažiavom, o iš paskos Subarikui biški ne taip pasisekė. Bulbul padarė. Oho, kaip čia slidu. Ne, tai. Gerai, Vyra. Va čia tai. Nekas kratų labai. Pone, nuleiskit langą. Kaip sekas? Galite biškutį į priekį pavaryti mašiną. Ai, nieko čia netitiko. Nuimti. Biškį į priekį. Tik padangos nepaprastas. Ledas yra. Aš jau matau ten tą šoną ir galvoju, viskas, ir priekį tiesiog ir trenksis. Kaip darai tada, ne, kad šaunuolė. Nieko gero. Nu, pirmas blynas biški pasvilęs, bet nieko. Blet! Čia atsitiko truputį nelaimė. Čia susipoliruos, nu. Čia sakė, viskas supoliruot galima. O kaip dėl to buferio, sakė, labai pyko dėl anos pusės. Tai dabar atsiskaitė. Tai čia tai dar nors yra. Čia nieko nėra. Paulina, kažkas šiandien ryte pyko dėl kitos pusės buferio. Labo, čia tai emocijos. O, nesuvaidintos. Čia nauji guminiai tokie? Jo. Už purvo procedūras reikia susimokėti, žinok. O ką daryti? Nu jo, paskutinė balytė įdomi. Su juo liūdna nebuvo.
Guminis turėjo bagažniką. O kam reikia? Sako, duok pagalį. Sako, pizdu, nereikia. Man atrodo, čia parkuotis negalima, reiktų pravažiuoti į priekį. Į šoną gal. Išlip, pastumsi. Pakatuškiai užskaitomi. Buferį galinį vežamės. Čia spalvos nesimato. Visi gražus, molini. Merginos siautėja. Very beautiful. Mūsų pakatuškė jau baigta. Jeigu jums patiko, spauskite like, subscribe ir Komentarų. Komentarų būtinai. Alio!